Tęsime laidų ciklą apie gyvenimą įgūdžius. Atsiminkit vieną dalyką, pragaras neturi dugno. Ir jeigu galvojat, kad pakeitę vieną narkotiką kitu, darot savo gerą, labai klystate. Man silpna žiūrint į Luką Smagurevičių. Jo dienos šioje žemėje dėja suskaičiuotos ir kai aš matau jo įsirinktą juodą butą, aš matau karstą. Man tikrai darosi bloga nuo to vaizdo. Ir jeigu jis tai mato, aš jam sakau, tu dar turi šansą. Aišku, pagrindinis šansas tai yra pažvelgti į Dievą. Čia esmė. Nes nedaug Dieve, jeigu teks į pragarą eiti. Kitas šansas – išsivaduoti iš narkotikų. Tavo amžinatilsi tėvas buvo alkoholikas ir mirė nuo kepenų cirozės ar ko ten. Tu mirsi panašiai. Kepenys tai čia gėlytės. Kur inkstai dar? Kur širdis? Greičiausiai širdies smūgis ir bus. Tai yra absoliučiai neįtikėtina tikėti tokiom iliuzijom, kad čia yra sportas. Čia yra blogiau už alkoholį. Aš pats išgėrinėjau 10 metų. Ir nelabai pasakysi, kad aš gėriau. Nors išgerdavau ir nemažai, ir rūkiau. Ir aš dabar galiu pilnu pajėgumu važiuoti dviračiu. Ačiū Dievui, aišku. Čia jo malonės dėka. Bet po steroidų pasvajok. Aš turiu 6 metų sūnų. Nėra laimingesnio vyro už mane. Ir Lukas Smagurevičius nekartą yra minėjęs, kad nori šeimos, nori vaikų. Apie ką mes kalbam, kai nėra visiškai kiaušinių. Širdis šiknoja, kraujagyslės ten turbūt užkalkėja tiek, kad tenais kiekvienu momentu širdies smūgis ištiks. Jau viskas. Vienintelis daiktas. Tai apskritai išgyventi bent iki 40 ir atras Dievą, susitaikyti su visais ir iškeliauti. Čia neįtikėtina, žmonės gyvena iliuzijose. Savaime, aišku, mes visi rizikuojame. Aš einu ant plento. Kiekvieną akimirką galima kas nors girtas nutrenkti. Ir aš šitą žinau. Ir aš džiagnuojuosi ir prieš ir po ir džiaugiuosi kiekvieną treniruotę. Kaip ir kiekvieną pėstį jį gali nutrenkti. Čia nedame esmė, bet kai tu gyveni konkrečiai, realiai, jį bošini steroidus ir čiulpi tabletės steroidų saujom, kurios tiesiai į kepenis. Ten kepenis kaip pas amžinatilsį Povilaitį, jau garantuotai. Ir čia kalba apie sportą. Atrodo, ką man čia keistis, bet atsiprašau. Jaunoji karta žiūri ir jie galvoja, kad čia yra sportas. Čia tas pats, kas irgi prisiūti mėsos gabalą ir sakyti, va čia vyras. Va, čia penis. Čia kaip Rembo 4, sako, nori balto žmogaus, kuris skiria pimpalo nuo šakalio. Pasaugot valtyje ginklų. Tai atsiprašau, apie ką mes kalbam. Ir paskui tokie prisižiūrėję ir galvoja, va, čia vienas didelis, čia mažas, čia raumenys. Kokie raumenys? Vanduo. Vandenyje. Foje daina labai gera beje. Išleisk tą vandenį pro skylutę ir nieko, visiškai nieko neliktų iš jo. Pasižiūrėkite mane. Čia yra raumenys. Ir kas nors sakys, o tai tu dratas. Išleiskit va, iš jų vandenis. Iš Pauliukevičius, iš Luko. Ten iš viso nieko neliktų, ten kažkoks riebalo gabalas. Aš sakau, aš nežinau, ko reikia, kad žmonės prabustų, kad atspeikytų iš nesąmonių. Kitas dalykas, jisai į kalną nepaeitų. Aš sakau, vienas šlykščiausių dalykų, kuriuos aš gyvenime mačiau per YouTube'ą, tai Ronnie Coleman, bodybuilderis, bėgantis. Aš vos neapsivėmiau. Tas vandens ir
kraujagyslių ir mėsos arba odos gabalas bėgo. Čia blogiau negu nutukulis kiaulė. Nu, ne kiaulė, bet mes būna dar šlikščiau. Kiaulės tai man patinka. Čia yra absoliučiai šlikštu. Pradžioje aš norėjau papasakoti apie tą, kodėl neauga raumenys. Nes žmogus antiek genialiai Dievo sukurtas, kad auga tik tiek, kiek reikia. Ir ačiū Dievui, pasižiūrėkite geriausius pasaulio dviratininkus. Jie visi turi ir blauzdas, ir šlaunis, savaime aišku, viršutinė dalis ten mažesnė truputį. Bet tik tai tiek, kiek reikia. Ne tai, kad ten paims ir tenais užaugs, kad netilps tarp sėdynės ir vairo. Taip negali būti. Tai todėl gyvenime ir nereikia prisižiūrėti visų šitų nesąmonių, nes šitie raumenys visi jų yra netikri. Viskas pripompuota, todėl jie nuolat valgo, jie netgi insuliną leidžiasi, kad tik valgytų, niam. Absurdas, nieko nėra blogiau už valgymą dažną. Čia didžiausias peilis kūnui. Kūnas mėgsta stipriai pavalgyti, bet retai, maksimum 2 kartus per dieną. Gerai, ten ryte galime ten kavos su pienu. Nebent aišku, jeigu ten drebantis po praeitos dienos treniruotės, tai galima ir daugiau. Galima ir kažko irgi ryte pieno daugiau, ar tenais kokį drybsnių. Bet čia aš sakau, gal aš klystu, bet, atsiprašau, žmonės atsipeikykite. Man gaila. Ir aš sakau, aš prieš daug metų jį mačiau, jis geras žmogus, aš nieko nesakau, bet ant jo pečių samanos augo. Prieš keletą metų, nežinau, daug metų. Čia Europai, net baisu, samanos, kažkoks puras ten auga. Plaukai, viskas siaubas. Ką tai reiškia? Hormonai. Aš sakau, žmonės atsipeikykite. Ir sakau, jeigu nori būti geresnis už savo amžinatilsį tėvą, tai mes šitos steroidus. Čia nieko nėra geriau. Tu esi toks pat. Obelis nuo obels netoli norėta. Ten buvo alkoholis. Čia yra narkotikai. Čia ne sportas. Kiekvienas gali ant steroidų. Čia jokio mokslo. Pabandyk realiai. Realiai pakelti be steroidų. Būk vyras.